Sveiki, kolegos. Nu, pakalbėkim šiandien apie techninę analizę PayPal'o. PayPal'as dabar turi tokį labai įdomų momentą, ką norėčiau parodyti visiems, kur galima būtų uždirbti pinigų trumpuoju laikotarpiu. Taigi, jeigu žiūrim PayPal'ą kaip investicinę, ne, akciją, tai mano nuomonė nėra jinai labai bloga, jinai yra nuo viršūnių ten pakritus apie turbūt gal kokie 80%, jeigu taip pažiūrėtumėm, jo netgi 87. Bet iš principo įmonė pradėjo nesenai mokėti dividendus, bando prisikelti. Aišku, po to Pinteresto pirkimo atsirado visas negatyvas, bet iš principo įmonė uždirbanti pinigus ir taip toliau. Tai kas mus žiūri pirmą kartą, tai kanalas yra apie techninę analizę, apie edukaciją. Šitos raudonos linijos yra mūsų techniniai lygiai, support resistance vadinami. Tai nebenoriu kartotis, tai iš principo, jeigu įdomu šitie lygiai, ką reiškia, kaip juos identifikuoti ir taip toliau, galite pažiūrėti kanale kitose videose. Tai zonas, kurios yra tinkamos investavimui, tai mano akim būtų šitą zoną. Jeigu kažkur turite jau iš čia nusipirkę, tai čia būtų tinkama vieta skiesti kainą. Kodėl? Nes jeigu grįžtumėm atgal, kaip atsidarė mūsų akcija, pažiūrėkit, čia labai buvo stiprus pasipriešinimo lygis. Niekaip pirkėjai nepramušė šito lygio. Ir kai pramušė, kaina išvažiavo į viršų. Ką mums tai parodo, kad mes čia turim stiprų lygį. Tai kadangi čia tas lygis dabar perėjo į mūsų support lygį, tai čia būtų labai gera kaina, kas turi investavęs jau iš seniau prasiskėsti kainą, taip susimažinant vidurkį prie šito lygio. Kas liečia mūsų tolimesnį lygį, tai būtų šita vieta. Kodėl šitą vietą? Palei šitos susikirtimo taškus matom, kad kaina visur laikė ir čia per ataskaitą kaina sugriuvo. Kaina sugriuvo, žemiau ir dabar grįžo, bando įsitvirtinti ir galimai važiuos taip. Tai va, tai investicinė yra tokia lygiai. Kas liečia spekulaciją, turim labai įdomią zoną. Turim labai įdomią zoną šitą vietą. Čia yra low volume zona. Ką tai reiškia low volume zona? Kad šitoje vietoje buvo mažai pirkėjų ir pardavėjų. Kadangi čia kaina krito labai greitai, lygiai taip pat kaina praėjo šitos lygius, labai greitai iškils iki čia. Ką mes galim čia padaryti? Mes čia galim paorganizuoti savo treidą. Jeigu žiūrėt svingą, ne, trumpą poziciją, dar mes čia turim tokį vieną lygį, va čia. Tai mūsų tikslas ir vizija, ne, dabar. Jeigu žiūrėt techniškai, ką mes galim padaryti, laukiam, kol mūsų kaina kirs šitą lygį, grįž, padarys ir testą ir važiuos į viršų. Mūsų užėjimo zona šitą vietą, mūsų stopas žemiau lygio šito, žemiau šitų viršūnių, mūsų profit išėjimas, kur mes pasiemam pinigus, yra šitą vietą. Mes čia rizikuojam dolerių, grubiai $2, ne, kad uždirbtumėm $8. Čia mūsų rizika yra 1/4. Tai mes rizikuojam dolerių, ne, kaip pavyzdys, kad uždirbti 4. Taip vyksta spekulacijos, tai vyksta swing tradingas ir taip toliau. Kitas variantas gali būti, kad kaina grįž, jeigu mūsų lygis laiko, čia irgi mūsų užėjimo vieta čia, išėjimo vieta čia. Tai taip vyksta prekyba tarp lygių, tam mums reikalingi techniniai lygiai, susibraižyti ir suprasti, kad jeigu čia nupirkom, čia parduodam. Vėl pakrito, vėl nuperkam, čia parduodam. Tai čia vadinama prekyba kanale. Tai šiai dienai labai įdomus atrodo momentas bent man, va šitos low volume zona ir jinai kaip kirs šitą lygį labai greit užsipildys. Tai čia reikia rasti tik tai tinkamą užėjimo tašką ir po to jau viskas turi išvažiuoti gerai. Jeigu žiūrėti ilgojų laikotarpiu, tai nežinau, man PayPal'as šiaip patinka, aš čia pats turiu ir jeigu pažiūrėtumėm dar tokį dalyką kaip skaičiuoklė yra, kur skaičiuojami disbalansas, tai reiškia pirkėjų, pardavėjų procentaliai, ko yra daugiau pirkėjų ir pardavėjų. Tai, pavyzdžiui, šitoje vietoje mes matom, kad kaina jau nebekrenta, o disbalansas didėja. Tai reiškia, kad parduoda akciją, pardavinėja ir normalioje rinkoje ta kaina turėtų irgi kristi. Kadangi kaina nebekrenta, reiškia, kad ją kažkas prilaiko ir supirkinėja. Kas supirkinėja, neaišku, ar instituciniai fondai, ar patys PayPal'o insideriai ir taip toliau. Kažkas supirkinėja, kažkam ši akcija šitoje vietoje yra įdomi. Tai kodėl nepabandžius jos paspekuliuoti, kaip čia turim gapą, kur kaina turi anksčiau ir vėliau užsipildyti. Tai šita vieta yra dėl to ir įdomi.
Tai disbalansas jos didėja, reiškia, kad jinai yra parduodama, bet kaina nebekrenta. Tai reiškia, kad yra čia, kas ją, jeigu kažkas parduoda, reikia suprasti, kad ją ir kažkas superka. Tai tiem, kas superka, yra ilgainiui tikslas, kad jinai kils. Tai mes šitoj vietoj, suprasdami savo techninius lygius, ir galim pabandyti šitoj vietoj paprekiauti, puikiai žinodami, kiek mes rizikuojame ir puikiai žinodami, kur mes išeisim. Ar uždarysime dalį pozicijos ir važiuosim toliau iki kito lygio, taip vyksta prekyba. Tai kam įdomesnė, šiek aktyvesnė prekyba, tai va čia viršūj rasite aprašymą, galite ateiti, turim Discord grupę savo, kur užsiemam edukaciją, bendraujame, dalinamės idėjom, tai prašom užsukti, kam įdomu, galite pasibandyti nemokamai. Tai va, tai tiek šiandien apie PayPalą, yra ta įdomi zona, kurią norėjau su jumis pasidalinti ir techniškai tai atrodo jau gerai. Techniškai taip ir turėtų važiuoti virš. Tai ačiū, kad žiūrėjot, jeigu patiko, paspauskit like, parašykit komentarą, ar turit PayPalą, jeigu negėda, parašykit už kokią kainą turit, ar laikot investicijai, ar jau esat, ar jau planuojat parduoti, ar dar vis tikit, kad PayPalas važiuos į viršų ir jau pasiekė savo dugną. Mano akim techniškai čia jau šioks toks dugnas, bet ar jis laikys, tai neaišku. Matysim ateityje. Tai sėkmės prekyboje. Ačiū. Taigi pakalbam, ką galim rasti mūsų grupėje. Tai kiekvieną dieną yra SPY naujienos. Sudedami grafikai, sudedamos ekonominės naujienos, lygiai, nuo kurių gali SPY reaguoti. Taip ieškom treidų, žinom rinkai, kurią pusę planuoja judėti, susibraižom atsarginius variantus ir taip toliau. Trading diena čia, kur kalbame kiekvieną dieną per tradinimo sesiją, dalinamės idėjomis, džiaugsmais, nuostoliais, viskuo dalinamės, kur kas geri momentai, kur pamatom, kur atkreipti dėmesį. Investavimo idėjos. Investavimo idėjos yra apie ilgalaikį investavimą. Čia dalinuosi savo idėjomis, kurios mano nuomonė ilgainiui turėtų kilti, kodėl turėtų kilti. Tai čia skiltis apie tai. Swing idėjos, mano nuomonė, yra pagrindinės skiltis. Per savaitę įdedu apie nuo 5 iki 10-15, kažkur tarp 5-15 swingų, kurie greitų momentų turėtų atidirbinėti. Tai čia kolegos padaro gerų užėjimų, tai čia, manau, yra mūsų stiprioji grupės dalis, kur randu momentus ir bandome juos prekiauti. Kita tema yra disbalansų grafikai, čia kas naudoja skaičiuoklę, gražus momentai ir taip toliau. Mokyklos skiltis, čia dedu tik tai video pagrindų medžiagą, į savaitę įdedu nuo kokių 2 iki 5 video pamokų, tiek iš praktikos, tiek teorijos, žodžiu, kai kalbam apie aktualias temas, kad šiandien yra svarbu, ką reikia žinoti ir ką atkreipti dėmesį. Taip pat labai svarbu yra psichologijos skiltis, čia turbūt irgi vienas svarbiausių temų tiek tradingme, tiek swinge, tiek investavime, tai dalinuosi savo patirtim, kaip iš to gali išeiti, jeigu kažkur stringi, tai kaip su tuo kovoti. Knygų skiltis, edukacija, po to video, klausimai pagalba, klausom, atsakom, atsakymai, jeigu neina atsakyti raštu, tai dažniausiai padarau įrašau video, tai gali vizualiai pamatyti ir lengviau suprasti esmę. Po to pokalbiai apie viską, naudingos nuorodos.